Dėl Vilnių užgriuvusio sniego čempionatą sostinės futbolininkai buvo priversti baigti ne Žalgirio stadione, o šalia esančioje legendų apipintoje Marakanos aikštėje. Braziliškai žalgiriečiai ir pradėjo. Sužaidus vos 10 minučių Afanasenka iššoko vienas prieš šiauliečių vartininką Marcinkevičių ir pasiuntė kamuolį į vartus. Po 5 minučių jau buvo 2-0. Šį kartą pusę įvarčio galima užrašyti patiems Sakolo futbolininkams. Suklydus Jagminui, Afanasenka perdavė kamuolį Žalgirio meistrų komandos gynėjo Kęstučio Gražulio sūnui Donatui ir šis smūgiu galvai tvirtino vilniečių persvarą. Buvo akivaizdu, kad žalgiriečiai greičiau ir geriau prisitaikė prie natūralios, tačiau futbolui nelabai tinkančios Marakanos aikštės dangos ir net bandė kažką kombinuoti. Sakolui tai sekėsi kur kas prasčiau. Nepaisant to, iki pertraukos rezultatas nepasikeitė. Galutinai viskas tapo aišku 72 rungtynių minutę. Šį kartą vienas prieš Sakalo vartininką iššoko Saulėnas. Situacija bei oro sąlygos buvo žalgiriečių pusėje ir rezultatas tapo 3-0. Per likusį laiką sostinės futbolininkai dar galėjo padidinti savo persvarą, bet pergaliai pakako ir to, kas jau buvo padaryta. Žalgiris nugalėjo ir užėmė čempionate 4 vietą, bet ko gero vilniečių sirgaliai ne tiek džiaugiasi tuo, kas iškovota paskutinėjame ture, kiek liūdėjo dėl to, kas prarasta per visą turnyrą. Garsusis Vilniaus klubas pirmą kartą liko be šalies čempionato apdovanojimų.